Baigė ką? Susitvarkė. Važiuojam pailsėti. Čia ne tas, ko ieškom. Čia imitacija. Just when I thought I'd seen everything in this lifetime, I sit here and watch a cyborg go diving in her spare time. Aš taip ir nepagalvojau, kad kažkada gyvenime pamatys, kaip kiborg su malonom plaukioja ir nard skysti. Ar į gyvenim kas nors, ko tu bijai? Jeigu tau fliuoterės nesuveiktų, kas tada atsitiktų? Jau atsitik, nuvondins monkiečias balsas tembrus ir akcents ir pasidar užsispyrus. Paklausyk. Aš neprašiau, kad ateitum skaityti man paskaits. Kiek aš būčiau pati savimi, ar mano asmenybė. Žinoma, nešnekant apie bals, bet mon atmins ir mintis unikals priklaus tik mon ir mon vaikystė likimu. Anus kaupas po biškį. Aš renku informaciją savap, matau pasaulį savap ir tik tai to rytas mon sąmonė, mon siela, mon valia, mon vidiniam balsu. Ar čia tu pasakė? Dar nežinau. Dar kartą. Šį kartą intro raudonus spindulius. 1011-1012. Per daug sver. Mes radom manau suvažinėti. Leiskit jums pristatyti. Tai unikals lėlininkų darbs, unikals reiškinys, kiborg nusikaltimų istorijoje. Septintam sektoriu jūs irgi dirbot su dvasiniais nešiotojais. Mes daugiam sekėm lėlininkų nei jūs. Mes turėjom daugiau galimybių išnagrinėti nuo veiklą. Tai baisus hakeris vykdė siaubingesnius nusikaltimus. Padėdams bendru. Mes atidirbom atskir strategijai. Dabar kalbėsiu aš. Išorinis maitinimas atjungts, bet aš turiu vidinį energijos šaltinį. Aš turiu tokį galimybę dominuoti prieš jūsų sensorius. Galiu veikti savo valią.
Mon charakteris įsmegins reikalauja nepriklausomybės. Ką? Ar jūs išprotėjot? Atsiprašau, čia speciali programa, kur buvau sukurčiam sektoriu. Kas jūs toks? Aš nieks. Aš dirbtinis intelektas, turint dvasį. Kodinis pavadinimas projektas 2501. Aš gyva informacija. Saugom tarnyba užpuolėms. Šefė, lėlis dingo. Aš pranešiu ministrų. Kamufliažas 2904, Princi ginkluot, sektorius 6. Tas sektorius nori pavogti lėlininką, kiborgo kūnį. Nenori atskleisti paslapčių. Они не нori sugrąžinti kiborg savo. Nenori atskleisti paslapčių. Aš žinau vieną, tai kodinis projektas 2501. Smulkmens aiškinkitės pats. Man reikia surasti pagrobėjus ir paimti pavogti. Bėkit. Jūs girdėjote įsakymą. Dieve. Nu, bet tvarkį. Negi reikia taip toli eiti. Paskambink šefu ir paprašyk pastiprinimų. Nu, kad majorų reikia pastiprinimų. Nu, kad majorų reikia pastiprinimų. Svarbiausia nepakliūti į spąstus. Jūs įsitikinus, kad nereikia laukti pastiprinimų. Yra aplinkybių, dėl kurių negali laukti. Nuleiskit mane ant to pastatą stovint prie ežero. Aš pasiliksiu čia ir lauksiu, kol turi degalų. Jei pajusi kokį mėšlą, apšaudyk lubas. Būkite atsargus. About fucking time it ran out. Kupa naudoja paskutinį standartinį ginklą. Žiūrėk, kas lėk iš lėlės.